universitete, tai mano, toks, kaip sakyti, backgroundas, pagrindas yra mokslinis, visus dalykus ten išsikiekti racionaliai, tačiau neatmetu ir kas yra tai už racionalaus pažinimo. Domėjimas sritis, darbos sritis yra auros arba biologo diagnostika. Kas norės atradti, reikia, turiu ten skaiduką ir panašiai. Iš tikrųjų, buvau pasirodęs prezentaciją pavargotinę, bet nėra galimybės parodyti skaidrų, tai pavadinsiu papasakoti, kas yra. Pavadinimas yra žmogaus energetikos tyrimai ir bioelektrografijos medžiaga. Kas yra premetodas? Kad egzistuoja žmogaus subtilios struktūros, kad žmogus yra ne tik fizinis kūnas, tai žinoma senai. Mokslas nustatė, kad žmogus spinduliuoja infraraudonąjį spinduliavimą, tai yra šilumą, skleidžia kvapą, įvairius kitus laukus, elektromagnetinius laukus ir taip toliau. Iš ezoterines pusės žinom, kad turime tik fizinį kūną, eterinį, astralinį, mentalinį ir taip toliau. Visą tai, visus šitos laukus galime pavadinti vienu žodžiu aurą arba biolauku. Aura ir biologų šiandien dieną yra sukurta maždaug 6-7 skirtingos technologijos. Amerikiečiai turi savo sistemą, vokiečiai turi savo, šveicarai turi savo sistemą. Aš dirbu su rusiška technologija, kuri vadinasi bioelektrografija, arba, jeigu kas iš vyresnės kartos gal prisimena, toks Kirliano metodas, Kirlianas, Simonas Kirlianas, tai reiškia atradieško metodo ir toks kaip radininkas Rusijai. Šiaip pats reiškinys, kuris vyksta fotografavimo metu fizikoje, vadinasi šaltasis žemėtinis dujų išlydis, jisai gamtoje susidaro natūraliom sąlygom, reiškia, esant jūrininkai fiksuoja dažniausiai. Tai yra, kai jūroje vyksta audra, baigiantis audrai, laivuose ties mailiomis vietomis, ties įvairiom atsikišusiom vietom, pradeda žiūrėti mėlyną liepsną. Jis yra šalta, ją galima kišti ranką, žysi, šviečia, skleidžia tam tikrą garsą, kvapą, jūrininkai ją fiksuoja po šiai dienai, ypatingai Rusijos šiaurinėse vandenyse. Ilgainiui tai prigijo pavadinimas ir šiuo metu atmosferos tyrimuose tai vadinama Švento Elmo ugnimis. Šventas Elmas buvo jūrininkų globėjas ir jeigu pasirodydavo, tai liūdydavo, kad laivas praplauks laimingai į krantą, viskas gerai kelionė. Pirmą kartą šitą reiškinį, šaltą žiedinį išlydį, pirmą kartą pavyko atkurti laboratorijos sąlygom vokiečiui Georgui Lichtenbergui 1777 metais. Vėliau 19 amžiuje lietuvių kilmės tyrinėtojas Narkevičius Jotka, dirbęs Baltarusijos teritorijoje, sukūrė prietaisą aparatūrą fiksuoti žmogaus bioenergetikai. Ir pavadino jį aukšto dažnio elektrografiniu fotografavimu. Ir pirmą kartą panaudojo, diagnostikai, diagnozuoti žmogaus fiziniai psichoemociniai būsenai. 20 amžiaus pradžioje taip pat vyko tyrinėjimai Čekijoje, Rusijoje, Brazilijoje, paskui pirmas pasaulinis karas nutrūko ir 1930 metai Semionas ir Valerija Kirlianai vėl šitą metodą naujai atrado ir nuo to laiko prigijo pavadinimas Kirliano metodas, tą pavardį vadinimas. Pirmoji disertacija šitoj srity Rusijoje buvo apginta 75 metais, o nuo 95 metų profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Korotkovas, Sankt Peterburge dirbantis, gyvenantis, apjungė šitą Kirliano metodą, fotografavimą su skaitmeninė technika, skaitmeninė videokamera ir kompiuterinė nelinijinė matematika. Tai yra visa kompiuterinė technika. Ir už tai gimė šitas pavadinimas GDV bioelektrografija. Angliškai GDV reiškia Gas Discharge Visualization, arba lietuviškai, kaip sakau, šaltas žemėtinis dujų išlydis. Reiškia, kas vyksta fotografavimo metu, šiek tiek trumpai pačią fiziką paaiškinsiu, kad suprastumėte, kad čia nėra kažkokia mistika, kažkokia įspindulė ar kažkas tokio neaiškaus. Reiškia, aparatūroje yra aukšto dažnio generatorius, kuris formuoja tam tikrų parametrų elektromagnetinį lauką. Tai galiu trumpai pasakyti, srovės yra maždaug 0,1 ampero, dažnis apie 1000 Hz ir labai aukštai ten apie 10 000 kV, apie 10 000 V. Reiškia, patalpinus tas elektromagnetinis laukas sukuriamas ant elektrodo, tas elektrodas yra stiklinis, elektrikas,
Ir patalpinus objektą, šiuo atveju gali būti lapas, medžio, mineralas, nesvarbu. Šiuo atveju mes, sakykim, tiriam žmogų, tai yra fotografuojama pirštai. Kaip atrodo, tai pasispolinau, parodysiu, kaip atrodo. Taip maždaug šitie vaizdai. Reiškia, patalpinus objektą, pirštą, elektromagnetinis laukas mikroimpulsus duoda odai ir odos paviršiuje esantis atomų elektronai yra sužadinami. Ką tai reiškia? Fizikoje sužadinti elektronai, reiškia, patenka iš savo normalių orbitų, peršoka į aukštesnes orbitas. Tikrai priminsiu fiziką, prisimenat atomo struktūrą, reiškia, yra branduolys, viduje protonai ir neutronai ir aplink sukasi elektronai. Elektronai ne šiaip savo sukasi, jie turi savo orbitas tam tikras. Sužadinta būsena, reiškia, elektromagnetiniam lauke jie peršoka į aukštesnes, valentinės, dar aukštesnes, reiškia, tas būsenas, orbitas ir ta būsena yra labai nestabili, staigia tas elektronas šoka atgal į savo įprastinę būseną ir tuo šuolio metu, reiškia, išspinduliuoja šviesos kvantą. Čia žinomas Plancko dėsnis, 1900 metai, Maksas Planckas pagrindė, kad šviesa yra ne tik banginė, bet ir korpuskuliarinė, reiškia, ta teorija korpuskuliarinė. Ir, reiškia, tokiu būdu iš piršto paviršiaus yra ištraukiami elektronai ir kyla fotonai iš šviesos kvantų. Jie elektromagnetiniam lauke yra įgreitinami ir, reiškia, atsidūrę ore, mes dirbam ne vakuume, o normaliom sąlygom, reiškia, jonizuoja aplink esantį orą. Tai susiduria su ore esančiom molekulėm, iš išorinių sluoksnių išmuša irgi keletą elektronų, tie vėl yra įgreitinami, susiduria su kitom molekulėm ir vyksta lavininis procesas. Tai yra kaip sniego gniūžtė, mes paleidžiam nuo kalno ir susidaro lavina didžiausia, tai žinai. Ir ta kažkuriuo metu, reiškia, nebeužtenka tos energijos ionizacijai ir nenutrūksta. Ir kamera fiksuoja, fotografuoja tą visą elektronų emisiją, elektronų fotonų emisiją aplink pirštus. Na ir čia fizika baigėsi ir prasideda medicina. Reiškia, medikai pastebėjo, kad mūsų pirštai ne šiaip tos leidžia tos šiltėjimus, o priklausomai nuo žmogaus būklės, fiziologinės ir psichoemocinės. Reiškia, buvo daryta didžiulė daugybė tyrimų visose pasaulio valstybėse, kiek aš žinau, Rusijoje, Izraelyje, Jungtinėse valstybėse, Japonijoje, ir buvo pastebėta, kad nepriklausomai nuo žmogaus odos, nuo jo išsilavinimo ir taip toliau, visi šitie piršto spaudai, reiškia, pirštos spaudų tam tikri sektoriai atspindi tam tikras vietas mūsų organizme. Ir buvo imta didžiulė statistika, pavyzdžiui, labai ryškiai išaiškom patologijom. Pavyzdžiui, plaučių uždegimas, ten išpjauta tulžies pūslė, ten koks nors vyksta pašalintas širdies, koks nors hipertenzija ir panašiai. Ir buvo pastebėta, kad pirštų tam tikri sektoriai, tam tikros vietos skleidžia tam tikrą, specifinį švytėjimą. Ten gal iš toliau nelabai matosi, bet šičia matosi kai kurie pirštai su pertraukiais, su dėlėtais. Aš jau sėdėjau, matysi. Ir atsirado tokia vadinama screening analizė medicinoje, žinoma. Tai kiekvienas pirštas skaidomas į sektorius ir žinoma, kad tam tikras atitikmuo yra su organais sistemomis ir, reiškia, daroma išvada apie žmogaus fiziologinę ir psichoemocinę būseną. Tyrimas daromas 2 kartus, reiškia, naudojant tam tikrą specialų filtrą ir nenaudojant. Tai su filtru duomenys, reiškia, laikoma, kad gauname apie žmogaus, sakykim, struktūrinį organinį lygmenį, galima sakyti, atspindi fiziologinę būseną. Be filtro gauname duomenys labai tokie labilūs, kintantys, tačiau irgi reikia juos daryti, gaunama būsena apie žmogaus psichologinę, psichoemocinę būseną. Ir padarius šitų abiejų, reiškia, tų atvaizdų screening analizę, suformuojamas, reiškia, žmogaus lauko arba auros vaizdas. Toks labai gražus vaizdelis. Ir tam tikri parametrai yra išskiriami, reiškia, plotas apskaičiuojamas, simetrija, reiškia, matome formą, reiškia, turi būti kaip ir aplink pirštus, vienodos svorio sluoksnių, taip ir čia turi tas vaizdelis eiti irgi jokių defektų, jokių pertraukų ir panašiai. Dabar medicinoje yra žinomas toks faktas, kad, reiškia, organų sistema gali būti keliose tokiose stadijose, keliose būklėse. Reiškia, yra žinoma homeostazinė būklė, homeostazinis būvis tai yra pusiausvyros būklė. Tai organų sistema veikia savo normaliu režimu, nekariauja su kitais vyksta visi reikiami anaboliniai, kataboliniai procesai ir taip toliau. Ir kita būsena, kai yra per daug, per didelį įtampą, tai vadinama hiperfunkcija. Girdėjote tokį pasakymą, tai reiškia, toj vietoje, kur yra hiperfunkcija, tenais
atsiranda išvešėjimas, padidėjimas energetinis. Nu, tai mes matom tokius spyglius, tokius išdidėjimus. Pavyzdžiui, šičia, sakykime, tas moterį kraujotakos sistemoje, stuburo apatinė dalis, įtampa kažkokia, susikaupia. Negerai, tai yra, sakykime, dažniausiai tai būna padidėjęs kraujospūdis toje vietoje, padidėjus temperatūra, kaip taisyklė būna uždegiminis procesas. Kita visiškai priešinga būklė tai yra pertrūkiai, defektai. Defektai atsiranda, kai yra distrofiniai procesai, nykimo procesai, tai yra hipofunkcija vadinama. Tai trūksta kažkokios medžiagų. Kitai sutrikus, tos elektronų srautas nepateka, reiškia, signalą gauna pirštas, bet neišspinduliuoja nieko į aplinką. Tai irgi yra negerai. Reiškia, toje vietoje organinės sistemos yra nualinti dėl kažkokių priežasčių. Vėlgi, diagnostika tokia yra, kad jeigu fiziniam lygyje, tai vandens trūkumas ten gali būti kažkokių vitaminų, medžiagų, mineralų, aktyvumo ir panašiai. Jeigu yra psichoemociniam, kur yra be filtro, tai čia jau reikia žiūrėti psichologinius įvairius aspektus. Ten yra žinoma iš kinų medicinos, sakykime, užsino, kad yra, sakykime, tam tikri organai su tam tikrom emocijom susiję. Pavyzdžiui, počiūtis ir liūdesio, ten jeigu trūkumas ar ne, kepenys su pykčiu, inkstai su baimės ir taip toliau. Čia daug jų yra parašyta šitoj srity. Yra knyga, kad nepagydomų ligų nėra, gana detaliai parašyta. Kas dar nustatoma? Yra pirštų mūsų pirštų galiukuose, kaip sakyti, yra informacija apie mūsų energinius centrus, apie čakras. Tai čia irgi gauname duomenis informaciją apie 7 pagrindinius centrus, remiamas vedinių traktatų Marno Vidija, kuriuos aprašomi šitie visi 7 centrai, reiškia yra nustatomas jų aktyvumo, energinio aktyvumo lygis, stiprumo, kokius stiprumų veikia kiekvienas centras, yra tam tikras religinė norma, tai aš žmogui papasakoju. Ir matom, kuris centras dominuoja, kokios yra spalvos tos energijos daugiausiai žmogui, kas yra sutrikti. Antras parametras nustatome psichologiniai prioritetai, šitos ekstravertizmas, intravertizmas. Na ir dar kas yra gaunama, tai yra organų sistemų lentelės. Matom irgi jau čia daugiau sveikatos tokia diagnostika, matom kur kokie sutrikimai ir panašiai. Tai tokios yra galimybės, tai galime padaryti tyrimo metu, o dar ką aš norėčiau papasakoti, tai kokios yra perspektyvos ir kokios yra galimybės šito metodo. Reiškia, pačiam metodui jau nuo 95 metų jau yra 18 metų. Reiškia, šitos srityje aplinta ne viena yra mokslo disertacija, medicinos sritis, fizikos sritis, dabar pasirodė nauji tyrimai, reiškia, įmanoma atlikti ne tik tai žmogų, bet ir įvairius kitus dalykus. Pavyzdžiui, prieš 2 metus buvo gintas darbas arklių kraujo plazmos tyrimai, ten, žodžiu, alergenais visokiais buvo ten užteršta ir netgi galima tokius duomenis ištraukti. Prasme, medžiagų tyrimai, pavyzdžiui, įvairūs. Paskui psichologija labai įdomus sritis. Praeitais metais teko būti Sankt Peterburge, kongrese tarptautinėme, tai buvo iš viso pasaulio suvažiavę tyrėjai šitos srities ir buvo atvažiavę iš įdomus toks pranešimas, labai buvo iš Izraelio, buvo saugumo tarnybos, reiškia, naudoja iš auros šitų duomenų žmogaus poreikį nustato nusikalstamą veiką. Tai naudoja, pavyzdžiui, visokiose kalėjimuose, ten kriminalo detektorių ir panašiai, iš kurio galima išskaičiuoti, matyti žmogus tiesą kalbą, ar turi polinkį nusikaltimus ar ne. Kas čia reiškia tokių įdomesnių dalykų. Koratkovas pats yra tyrinėjęs žmonės po išėjimo vieną pasaulį. Čia ir per televiziją laidos buvo, yra jau knyga išleista, Sietos žaizdinė, aš jau turiu. Tai labai įdomus dalykas, tai kad po fizinio kūno mirties istorija nenutrūksta. Viskas tęsiasi. Energetiniai reiškiniai žmogų. Pagrindiniai dalykai tokie, reiškia, išskyrė 3 grupės žmonių. Tie, kurie išeina savo natūraliai mirtimi, reiškia, kaip, pirmiausia, pradėkime gal nuo fiziologijos. Reiškia, yra nustatyta, kad kai sustoja žmogaus širdis, 5 minutės, reiškia, žmogaus smegenys nebegauna deguonies, prasideda irimo procesai, reiškia, ir jie vyksta monotoniniu režimu. Tai yra, faktiškai viskas užgęsta, dar kurį laiką ten kepenų inkstų funkcija šiek tiek, čia fiziologiškai vyksta, ten nagai auga, plaukai, bet realiai, reiškia, irimo procesai tiesiog prasideda, buvimo irimo procesai. Ir jie vyksta monotoniniu režimu, tai yra mažėjimo. Tai buvo idėja tokia, kad panaudoti energetiką, kas vyksta. Vis dėlto
svoriu širdžiai, negauna deguonies smegenims, energetiniai procesai vis dėlto vyksta. Ir jeigu žmogus išeina savo natūraliai mitė, sakykime, atėjo laikas, jis išėjo, tai maždaug per 3 paras labai gražiai užgerti visą energetiką. Tai kad mes ir turime tą tradiciją, paskui reiškia žmogų laidą. Jeigu, sakykime, žmogus atsidūrė nelaimingoje atsitikime, žuvo kažkokio tai ten trauma, kažkokias įvyko, ten avarija ar panašiai, labai yra įdomu, kad reiškia po pirmoje dienoje energetika krenta, paskui labai šoka pirmos nakties metu. Reiškia, paros ciklas, reiškia, turi savo, reiškia, nakties metu suaktyvėja labai. Ir po tos tai bus šuolės ir antros trečios dienos bėgės sumažėja, vėlgi pasidaro kaip natūraliai jau išėjusios žmogus. Didžiausi patys šuoliai vyksta, jeigu žmogus, reiškia, išeina savo šeimos gyvenimo. Tai reiškia, praeina ne 3 paros, o ten 12-14 parų energetika šokinėja. Reiškia, kažkas vyksta. Reiškia, galbūt ta sila bando grįžti, kažką tai daryti, bet kūnas negali nieko padaryti. Tai va, tai čia tokia informacija, tiesiog būtų man sakyti. Ką dar galiu papasakot? Nežinau, ką mes gal paklausot. Rūmai dabar tokiškai klausimą. Gerai. Gerbiamas Arūnai, klausimus turime. Vienas, kodėl, kada žmogus pyksta, o paaiškinama, kad jo svoris 30 gramų sumažėja arba palengvėja. Tai pirmas klausimas. Kitas klausimas. Žmogus natūraliai miręs. Guli jau ne vieną kartą hormoninį, ne vieną parą hormoninį. Kodėl po 12 valandos nakties jo energetika pradeda augti? Kuo paaiškinama? Ačiū. Taip, šitos dalykus pats doktoratūros užfiksavo. Iš tikrųjų, tai su tuo svorio sumažėjimu, tai čia, negaliu aš atsakyti. Įvairiai yra vertinama, kad paskutinis iškvėpimas, aišku, galima fiziologiškai aiškinti, bet identifikuoti, kad tai sielos svoris yra toks išeina kažkokie tai dalykai. Neatsakysiu šitą klausimą. Čia palikime galbūt, ar nors žinosim. O iš tikrųjų apie energetiką, tai taip, po 12 valandos nakties, reiškia žmogus, nesvarbu kokią valandą mirė, ryte, dieną, vakare, reiškia naktį labai suaktyvėja. Nenuostabus dalykas. Pažiūrėkime, mes patys žmonės esame labai aktyvūs dieną. Iš tikrųjų, nuo žmonių veiklos, nuo mūsų veiklos, labai, kaip pasakyti, eteris užterštas būna, sakykime taip. Pabandykime dieną kur nors mieste ramiai pamedituoti. Galbūt tai kam ir pavyksta, bet daugelį išvaško įvairios energijos, emocijos, mintis ir taip toliau. Daug ramiau yra naktį. Čia šamanai gydytojai tą žino, netgi didžiausia Lietuva atvažiuoja visokie indienai, tai irgi didžiausia gydymai vis dėlto naktį vyksta. Kai viskas nurimsta, kai galima žmogaus energetiką atsiveria ir panašiai. Dėl šitų žmonių, kurie išėjusi, tai taip, naktį paaktyvėja, paskui rytą vėl sumažėja. Tai galima vertinti įvairiai, kad, sakykime, per tą dienos foną, kame mes gyvenam, kai jis naktį nurimsta, bando sielą turbūt sugrįžti ir kažkas vyksta su ta energetika, tai mes suaktyvėja, tai signalai iš puškų, jie pasidaro daug iškesnė, daug stipresnė. Ir norėčiau galbūt pastabą išėjusiai visiems klausytojams. Šiandien nėra jokios aparatūros, kuri matuoja aurą tiesioginį. Tai yra visi dirbtiniai prietaisai, sukurti kompiuterių sistemą. Pasinaudojama informacija, Korotkovas, kaip panaudoja Krylėno efektą. Tai yra, žmogu, aš kalbėjau, žinau, aš prieš 20 metų pirmas Lietuvoje taurą turėjau, prisimenu, kai šitą vyko. Psichologų konferencijas, prašau, Žletas Kazlauskas. Tenai būdavo aura, kur būdavo prie auros ir spalvo, jeigu kas visi. Taip, informacija yra. Taip, ne apie automobilius, bet apie aplamai pusę. Kada aš pradėjau analizuoti, kas tai yra, pasirodo, ten yra apie 800 piešinų programas. Aš analizavau, kas per programas. Bet koks priedas yra žmogaus programinis kūrinys. Pagal algoritmą kažkokį taip.
Ir va dabar, tada paišos yra informacija. Iš kur yra paketas, yra programos senas, aš nedirbu savo išmatavo vietas. Dabar, kur čia minėjau kolega mes iš tų pačių universitetų, tai reiškia, tai yra principas, kada, reiškia, ant piešinuko formos žmogaus pernešama informacija nuo kiekvieno piršto ir sudėliojama atitinkamose kryptyse zonose. Nu, taip, ir vadinasi, nėra tokia aura. Aš dar kitus metodus naudojau, žinau, tyrinėjau jos. Principe šiandien nėra daviklių, kurie matuotų žmogaus aurą. Vienintelis pavyzdys, kuris beje neblogai koreliavo, kada būdavo aurų spalvom, aš taip matuodavau būsimą žmogaus, paskui darydavau korekciją ir žiūrėjau, kaip aura pasikeičia. Taip, informacija yra, kalbos nėra. Taip, geriausia aura galima naudoti tik tai su pasauliu, kada mato ją ekstrasensas, sensityvas. Pat prisiminkit, kaip Brena pirmasis knygas. Tai reiškia, jie galbūt būtų tarpai yra, kurie mato aurą, nu, dalinai daugiau įvairių metalikų ir panašiai. Taip, kad su auros sąvoka šiandien labai reikia atsakyti. Tai yra darbas, grubiai išsireiškia. Taip? Prieitimas ir dabar, kada yra kompiuterinės sistemos žiūriu grafikas, nes jeigu nauja, nuo kurio kaups įskyrė grupė žmonių, savarankiškai. Jonai, viskas su šitam. Gerai. Reiškia, dar noriu pabrėžti, kad ta informacija patikimus apie čakras iš pirštų gal laptuvas, ir galėčiau to 10 knygų, kur skirtingai rašo, kur yra čakras, tai yra projektas. Papčiavų, kuris sukuria su džioka. Taip? Aš pavyzdžiui, džidžinžisų, nykštys yra skrandis, visi žinom, kad tai gal ir panašiai. Reiškia, tai yra kažkoks algoritmas, modelis, priimta versija, ir padarė sukurta aparatūra. Kiek jinai patikima, tai pasiūlyti atrantai, disertatės rašo. Ačiū dėmesį. Tai nebuvo klausimas. Dar tada vieną klausimą. Kaip kinta žmogaus aura, jeigu dėl traumų yra organizme įvesta metalą? Aš tai, ačiū už pastabą, iš tikrųjų labai teisingai pasakė. Viskas visiškai tiesa. Tiesioginių metodų šiandien dienai sutinku, nėra. Visi yra metodai netiesioginiai, šitas metodas taip pat netiesioginis, aš čia pradžiai paminėjau, kad pirmiausia matuojam pirštukus, paskui darom segmentinę matino, išskaidiam segmentus ir po to suformuojam modelį. Taip, visiškai teisingai. Tačiau diagnostinis patikimumas yra 80%. Tai matuojama, jeigu yra poliklinikos ir pripažintas sveikatos apsaugos ministerijos, tai dėl visų įvairių invazijų, reiškia, chirurginių ir taip toliau, tai palieka pėdsakus. Jei pas mane ateina žmonės, aš pradedu nusakyti, kas yra taip, kokie yra sutrikimai, sako, pas mane buvo ten tokia trauma, ten tokia operacija, ten taip, nu, žodžiu, tas vietas, kurias rodo, labai dažnai atitinka, kad taip, ne viskas, vis dėlto yra ne viskas. Nes žmogus, matot, yra gyva būtybė ir mes kintam, nėra nieko pastovaus. Plius energetika yra, nu, toks dalykas, jeigu fiziologiškai mes kas 7 metai, sako, visiškai skirtingai jau, ar ne? Kraujas kiek, maždaug 4 mėnesiai, jau jeigu tyrimą turėtume prieš pusę metų darytą, tai jis jau nebegalioja. Tai va, energijos tai tada greičiau. Tai va, ir momentas tas, kad jeigu žmogaus organizmas prisitaikė prie įvesto kažkokio tai implanto, tenais ar prie protezo, gali būti taip, kad praėję 4-5 metai energetiškai mes nieko nepamatysim. Ir bus, nu, organizmas bus priėmęs tik savo dalį. Tačiau jeigu tai yra ūmus, nu, greitai operacija padaryta ir mes matuojam iš karto po kelių dienų, mes iš karto matysim. Energetinė bus pokyčiai. Ačiū už jūsų dėmesį. Dėkui, tikrai viskas. Labai įdomus klausimas, nesurandu atsakymą. Kodėl patologoanatomai, kaip taisyklė, tai tie, kurie skrodžia negyvosius, kaip taisyklė rūko, kaip taisyklė geria ir kaip taisyklė miršta nuo vėžio. Nesurandu atsakymą. Aš tikrai nutraukiu šitą dalyką geriau. Trumpas komentaras, pusė minutės. Skaitydamas Korokovo tą knygą, Svietos Režys, jis aprašė savo visus šitos tyrimus su išėjusiais minusiais. Tiesiog pasakojo, jie eidavo kas valandą matuoti žmogaus energetiką.
visą parą, ten būdavo savanoriai. Tai jam pačiam, kai teko eiti daryti tai naktį, tiesiog būdavo labai nejaukus jausmas, tarsi kažkas stovi ir žiūri į jį, iš šono, stebi. Ir aš jaučiu, kad tą patį jaučia tie patalpamikai, kaip jūs atsakote, tie, kurie skrodžia žmonės. Kad tas siela nėra šalia, nestebi, ką daro su jos kūnu. Kas norėtų tokį darbą reikia, aš suprinentai. Tai ir normalu, kad žmogus ten geria, rūko ar kažkaip įsivaizduoja, nes nebeišlaiko tos įtampos. Tai tokių žmonėms reikia palinkėti sėkmės. Ačiū.